Ai, kam čia rūpi? Būna niekam nerūpi, bet yra kam rūpi. Tinklalaidėje siekiame suteikti galimybę savo bendruomeniai, kertiniai bendra.lt redakcijos ašiai, kelti aktualius klausimus ir kartu ieškoti atsakymų. Sveiki, jūs klausotės bendra.lt tinklalaidė, su jumis sveikinasi žurnalistas Lukas Paškevičius ir trumpai noriu pristatyti, apie ką bus šios tinklalaidės, nes tai yra pirmoji tinklalaidė, tai bus gilūs ir empatiški pokalbiai tiek su ekspertais, tiek su istorijų dalyviais, tiek kitais žmonėmis iš užkulisių, kurie ir papasakos apie problemas tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Bandysime jas pažvelgti šiek tiek giliau ir šiandien kalbėsime apie naktinio pasilinksminimo vietas ir kokia yra kita jų pusė. Šiandien kartu su manimi yra ribologijos ir asociacijos lygiai vadovė Reda Jurelevičiūtė. Sveiki. Sveiki. Ir Miglė, istorijos herojė. Sveiki. Sveiki. Miglės balsą mes pakeitėm, taip pat nerodom atvaizdą ir taip pat merginos pakeitėme vardą dėl saugumo. Pirmiausia, Reda, jūs noriu kreiptis ir klausti apie išprievartavimo narkotiką. Mes Lietuvoje, garsiai kalbame ir bent jau girdime pastaruoju metu, pastaruosius keliarius metus. Net susimaščiau, norisi taip pagalvoti, ar anksčiau mes apie jį girdėjome. Kodėl? Kodėl tik pastaruosius keliarius metus, nes problema buvo ir anksčiau? Man atrodo, per paskutinius metus turbūt tiesiog bendrai pradėjome daugiau kalbėti apie seksualinį smurtą ir seksualinius nusikaltimus, ar ne, tai turbūt tas dėmesys krito dėl to čia. Galbūt padaugėjo ir kreipimus arba istorijų. Man atrodo, kad apie išprievartavimo narkotikus paskutiniu metu daugiau pradėjom kalbėti ir ypatingai tos garsesnės tokios istorijos su Rammstein, ar ne, ir koncertu. Tai buvo tokia istorija, kuri tikrai sukėlė ir daug diskusijų, man atrodo, ar ne, ir pradėjom daugiau kalbėti ir daugiau sulaukti įvairių istorijų ir klausimų šitą temą. Miglė, kada jūs pirmą kartą išgirdot apie tokį išprievartavimo narkotiką, apie lašintojus, kurie nevengia įpilti narkotinių medžiagų į kokteilius? Aš esu išgirdusi tada, kai mano draugai taip yra nutikę klube, tai čia buvo prieš kokius porą metų. Bet pati nebuvau susimaišysi, kad man taip pačiai nutiks. Ir kada tai nutiko, po kiek laiko nuo draugės atvejo naktinėme klube? Dabar galvoju. Turbūt prieš kokius gerus metus. Kaip tai nutiko, ar galite papasakoti? Tai nutiko ne naktinėme klube, tai nutiko pas mano draugą namuose. Mes tiesiog susitikome pasikalbėti apie verslo reikalus. Nes jis tiesiog yra verslų žmogus, o aš dirbu srityje, kurioje galiu jam padėti. Ir taip gavosi, kad mes gėrėme džintonikus ir aš vienu metu supratau, kad aš nesu adekvati ir nesu savo sąmoninga. Tai tiesiog paklausiau jo, kodėl tu man tai padarei, kodėl tu man įlašinai ir kas yra iš vis per narkotikai. Ir jis sako, ne, aš nieko nedariau, čia viskas gerai. Ir tada aš pasižiūrėjus į buteliuką, į butelį tiksliau, ir sako, oi, čia man šitą butelį draugas padovanojo. Ir sako, gal jisai kažką įpylė. Ir aš sakau, čia yra nesąmonė. Ir, žodžiu, tokia ta istorija. Dažniausiai pačios aukos, jeigu taip galim sakyti, pavadinti, jos nežino, kas vyksta su jomis. Tai Reda, kaip jūs galvojate, ar reikėtų žurnalistams patiems garsiau kalbėti apie tai ir ne apie galbūt pačias istorijas, bet apie detalės, reiškia, kas vyksta su žmogaus organizmu, kas yra tos narkotinės medžiagos, kaip mums viešai apie tai kalbėti ir ar iš vis reikia kalbėti, gal per aplinkui tai daryti? Kalbėti tai reikia, informacija visą laiką yra gerai, bet turbūt reikia galvoti ir atsirinkti, kaip tą informaciją dėlioti, ar ne. Vienas dalykas yra kalbėti apie narkotinės medžiagas, jas įvardinti ir kalbėti apie poveikius ir kiek laiko galima aptikti juos, pavyzdžiui, šlapimo ar ne testuose. Kitas dalykas yra kalbėti, kokį, pavyzdžiui, poveikį turiu meni, kad bendrai galbūt, ar ne, neįvardinantų konkrečių medžiagų, bet bendrai, kad žmonės kurie galimai gali nukentėti, ar ne, kad galėtų atpažinti. Nes iš tikrųjų labai sunku, jeigu mes nesakysim apie patį poveikį, nekalbėsim, tai sunku bus ir atpažinti, ar ne, kas su manim vyksta, nes poveikis vėlgi gali būti labai vairus ir organizmai labai skirtingai reaguoja. Reaguoja į tai, kad, tarkim, žmogus, kuris nori pasinaudoti tokią būseną, nežino, kokius vaistus konkrečiai tas asmuo ar nevartoja, galbūt vartoja dar kažkokius kitus papildomus vaistus, su kuriais sureaguos stipriau, ar ne, tai mes turim turėti tai omeny, turim apie tai kalbėti, bet turim kalbėti atsargiai. Tai vienas dalykas jo informuoti, kitas dalykas leistis į detalės ir labai aiškiai ten detalizuoti, ar ne, patį poveikį jau vos nereklamuojant medžiagas, ar ne. Tiesiog labai atsargiai tą informaciją. Nes tai gali padėti ir tiem patiems lašintojams skleisti žinią. Taip,
aš taip galvoju, kad žmogus, kuris nori, ar ne, kuris jau yra pasiryžęs tai padaryti, bet kokiu atveju tikrai susiras informacijos, nes internete galima rasti labai daug informacijos ir labai įvairios. Jo labiau, kad ir medikamentų, ir medžiagų tikrai yra įvairių, o kaip dažnai sakau, ne, tai pagrindinė medžiaga yra alkoholis. Tik tai kiekis, nu, vat jo, ar ne, koks jisai bus. Formų gali būti labai įvairių. Tai tiesiog atsargiai pateikti tą informaciją, bet aišku, kaip sakiau, ar ne, jos tikrai galima rasti ir internete. Miglė, jūs žinojot, kas vyksta su jūsų organizmu tą naktį? Aš tiesiog supratau, kad aš nesu sąmoninga. Super nesu sąmoninga, nežinau, ką daryti. Ir aš tiesiog bandžiau neužmigti ir neprisileisti galbūt to draugo, dabar jau nebe draugo, prie savęs. Tai taip. Ir kada supratot, kad patyrėte, galima sakyti, lašintojo pinklės? Turbūt, kad iš karto, bet aš tiesiog negalėjau nieko padaryti. Tai turėjau išlikti truputį manipuliatyvi, kad man nieko nepadarytų. Nes tiesiog tas žmogus, kuris jau tai padarė, kuris jau žengė šitą žingsnį, jisai vis tiek yra toje vadinamoje galios pozicijoje ir jisai žino, kas su tavimi vyksta, nes aš tai nežinau, nei kokie tai narkotikai buvo. Jūs jautėtės kalta? Aš manau, kad kitų žmonių įtaka padaryti dalykai nepriverčia tavęs jaustis kaltu. Ta prasme, aš nesu kalta dėl to, ką man padarė. Gal tik tais tiek, kad sunku išgyventi tą. Kiek aš domėjausi šią temą, skaičiau viešoje internete, viešoje erdvėje prieinamą informaciją, tai dažniausiai aukos visgi jaučiasi kaltos, nors taip neturėtų būti. Tuo pačiu ir aplinka kaltina jas. Ką jūs, Reda, esate apie tai girdėjusi ir kodėl tos aukos jaučiasi kaltos? Ar dėl to, kad jos būna vartojusios alkoholinius gėrimus? Čia galime kalbėti apie reiškinį ar ne aukų kaltinimą. Tai visuomenė iš tikrųjų nori, nenori, bando permesti dalį kaltės arba visą kaltę nukentėjusiam asmeniui ar ne, dėl įvairių priežasčių. Sąlyginai ar ne yra normalu jausti kaltę, kalbant apie tai, kad tai yra nemaloni patirtis, nemalonus įvykis arba traumuojanti patirtis. Ir natūralu, kad žmogus galvoja, ar ne, kad galėjau padaryti kažką, tai kad neįsivelčiau į tokią situaciją, kad nebūčiau toje situacijoje, kad man taip nebūtų nutikę, nes tai yra nemalonu, ar ne. Bet čia toks yra, nėra vienos priežasties, tai yra kompleksinės visos priežastys, ar ne, kurios apsijungia ir tada taip, kaip jaučiasi nukentėjęs asmuo, jaustis nukentėjus galime labai įvairiai. Ir tiesiog, ar ne taip, kaip jaučiasi asmuo, tai negalime to nei kvestionuoti, nei kažkaip sakyti tinkamas ar netinkamas, ar ne. Kaltė galimas yra jausmas, ar ne, kurį jaučia, bet nebūtinai vien kaltė, tai dažniausiai būna visas spektras emocijų. Kiek prie to prisideda viešoji erdvė, prie to kaltinimo, nes štai aš ir dabar žvelgiu į telefoną ir matau, kad įvairių komentarų pasitaiko po straipsniais, būtent kalbant apie šią problemą, sako, ko tu ten ėjai, nereikėjo tau gerti. Gal apsirenk kitą kartą padariau ir tau nenutiks tokia problema. Taip. Tai va čia mes ir kalbame apie aukų kaltinimą, ar ne kvestionuojant, ką tu padarai ne tai. Ne tai, kad ar ne palaikant žmogų ir sakant, aš tavim tikiu, bet iš tikrųjų kvestionuojant čia turbūt ar ne dėl įvairių priežasčių. Yra žmonių, kurie galvoja, kad pasaulis yra teisingas, tobulas ir kad jeigu kažkas nutiko tau, tai vadinasi, tu padarai kažką ne taip, ar ne? Tai čia toks noras apsaugoti tarsi save. Iš kitos pusės, natūralu, kad tas, kuris įvykdė nusikaltimą, kad ginasi ir visai kas sakys, kad čia ne mano kaltė, ar ne? Tai jo, bet aukų kaltinimas daro didelę žalą tiek asmeniui, pačiam nukentėjusiam, tiek ir visuomeniai, nes mes norim gyventi saugesniai visuomeniai ir kvestionuojant aukas mes to nedarom ir nekuriam tokios. Gal mes turėtumėm šiek tiek riboti viešą erdvę, kas gali komentuoti ir kas negali komentuoti, nes jau ir didieji portalai tai daro, aišku, socialiniuose tinkluose mes to negalime valdyti. Taip, socialiniuose tinkluose tikrai yra sunku, bet viešą erdvę tikrai manau, kad po straipsniais, po video reikėtų išjungti komentarus, nes ten atsiranda tokių beprotiškai negatyvių komentarų, kurie neturi jokio pagrindo, bet daro didelę žalą žmogui, kuris nukentėjo, ar ne? Jis patiria antrinę traumą ir pasiekmės yra liūdnos. Tai iš esmės tikrai manau, kad išjungti komentarus tai būtų tokia minimali priemonė, kurios galima nesudėtingai imtis ar nebūtinai visiems komentuoti. Nesvarbu, iš kur esi, čia tavo balsas gali skambėti dar garsiau ir įkvėpti pokyčius. Bendraukime, siūlyk, klausk, abejok. Bendra.lt. Pirmoji įtraukiosios žurnalistikos platforma Lietuvoje. Miglė, jūsų draugė sakėt, kad patyrė tokį patį
tokią pačią situaciją, kaip ji jautėsi po to, ar kaltino save? Dabar nebeprisimenu, bet aš žinau tik tais tiek, kad jinai atsidūrė ligoniniai po to iškart, nes jinai tiesiog prarado sąmonę tualete. Tai... Jūs vėliau kalbėjotės apie tai, kas įvyko? Su ja? Taip. Jinai man pasakojo šitą istoriją, nes tiesiog istorija buvo įvykusi dar keletą metų prieš tai. Tiesiog jinai man kažkurio metu papasakojo ją. Gal tas dalinimasis kartu bendruomenėje taip pat galėtų spręsti problemą, žinoti, ką reikėtų daryti tokiais atvejais, kai lašintojas jau slenka link tavęs? Aš papasakojau savo mamai šitą istoriją. Dėl to man mama labai padėjo praeiti visą tą supratimą, nes jinai man sakė, kad tu nesikalta ir čia tiesiog tokia situacija ir viskas bus gerai ir, žodžiu, jo, o apie pačią bendruomenę ir draugus, tai man atrodo, kad yra svarbu draugams palaikyti ir nekišti savo nuomonės iš tos pusės, kad tu čia pati kalta. Nes aš tai tą girdėjau iš savo vienos draugės, kad aš pati esu kalta dėl to, kad variau pas draugą į namus, nors su terapeutu kalbant, man jisai sako, tu turbūt pas draugę važiuodama į svečius negalvojai, kad tau kažkas nutiks. Tai draugai, galima sakyti, dalis jų nepalaiko, dalis jų elgiasi kaip komentatoriai internete. Taip. Ir tas tikrai nepaskatina, tas turbūt tą auką, jeigu taip galim sakyti, sužlugdo. Taip, iš tiesų aš tik tais po savo terapijos pradėjau nebekaltinti savęs, nes pačioj pradžioj tai faktas, kad buvo, nes ta draugė sako, tu pati čia kalta, tu čia pati prisidarei, tu čia, žodžiu, gėrė alkoholį ir visi tie komentatorių nuotaikos dalykai. Bet aš manau, kad reikia atkreipti dėmesį kartu į tokius draugus, nes tai labai daug pasako apie jų vertybės. Ir iš tikrųjų tai dar tiesiog norėjau sureaguoti ir pasakyti, ar ne, kad apie tą, kalbant apie aukų kaltinimą, kad čia irgi labai svarbu, kad, kuo žiauresnis tarsi nusikaltimas, ar ne, vat, kaip sakė, kad draugė prarado sąmonę tualete, tai tarsi labiau suprantam, ar ne, kuo žiauriau yra įvykdytas nusikaltimas, tuo labiau empatizuojasi žmonės, suprasdami, kad, ar ne, čia buvo blogietis, čia yra gerietis kažkoks, tai, ar ne, nukentėjęs. Bet jeigu tas nusikaltimas vyksta už uždarų durų, pavyzdžiui, ar ne, namuose, tarkim, antroji pusė bando tą daryti, arba kažkoks, tai, nežinau, pusbrolio draugas, ar dar kažkas, ar ne, artimoje aplinkoje, arba kažkokiose kitose situacijose, kur, mažiau smurto, sakykime, taip, to tokio labai suprantamo, vizualaus ir matomo, ten mėlynių, sumušimų, tai tikrai žmonės, net pažįsta, nes net pažįsta ir tada tikrai, dažniau linkia kaltinti auką, nukentėjusią, nes tas situacijos tiesiog, ar ne, rodo, kad galbūt pati ėjo, darė ir ten dalyvavo. Reda, papasakokit plačiau, su kuo susiduria ta auka, kaip vyksta paskui tyrimas, nes ir policijos bendruomenė čia taip pat sulaukia kritikos strėlių, kad neturi empatijos, neturi kartais ir išteklių ištirti, kas nutiko. Iš tikrųjų, tai sunku pasakyti, nes šitie procesai visi, kas yra susijęs su seksualiniu smurtu, apskritai dar yra optimizuojami, ar ne? Mes dar vis dirbam ties tuo, kaip reikėtų ir ką reikėtų daryti, kad nukentėjęs žmogus ir nukentėjęs asmuo gautų visą pagalbą vienoje vietoje, kad nereiktų ten eiti ir daryti 50 skirtingų, ar ne, kalbėti su skirtingais specialistais ir taip toliau. Tai tas procesas dar yra, eigoje iš esmės. Aš galvoju, kad dar kartais trūksta empatijos, supratimo ir žinių ir tiem patiem pareigūnam, ar ne, kalbant apie išprievartavimo narkotikus. Vis tiek reikia žinoti, kad tos medžiagos pakankamai greit pasišalina iš kūno dažnai, ar ne visą laiką lengva jų aptikti, suprasti ir žinoti, kad nusikaltimą patyręs asmuo ne visą laiką kreipiasi iš karto, ne visą laiką fiziškai gali tai padaryti, ar ne? Tai vienas dalykas, reikėtų turbūt atskirti, kaip jaučiasi, kitas dalykas dar ir ar gali fiziškai, nes yra atveju, kuomet tikrai nepasikelia iš lovos, ar skauda, blogai jaučiasi, atpažinti, ar ne, dar pripažinti, suprasti, žinoti, ar ne, tai čia yra daug žingsnių, kurias reikia nueiti. Tai norėtųsi, kad vis dėlto pareigūnai arba medicinos gydytojai ar ne, tą pagalbą teikiantys asmenys labai gerai žinotų, ką daryti ir konkrečiai imtųsi veiksmų. Tai šiai dienai mes esame, man atrodo, dar tik tai procese. Kaip mes, žurnalistai, galėtumėm prie to prisidėti, šiek tiek užsiminėm, kad galim viešinti istorijas, tai kaip mes galime savo turiniu, ką reikėtų sakyti, kad tie ekspertai, tie taip pat policijos atstovai, politikai, vyriausybėje, Seime, savivaldoje, kurie taip pat gali priimti sprendimus, reguliuoti tam tikrus sprendimus, tai ką reikėtų padaryti?
Tai aš manau, kad vien jau kalbėjimas apie tai yra svarbus, ar nesvarbi dalis, kad kalbėti, kad kuo daugiau žmonių išgirstų, pamatytų, atpažintų ir sužinotų. Tikrai labai gerai pamenu, kad po tos istorijos su Rammsteinais, kurią minėjau prieš tai ir ne, buvo nemažai žmonių, kurie rašė ir man asmeniškai, ir į organizaciją, sakydami ir sakydamos, kad ir man panašiai nutiko. Aš tiesiog nežinojau. Tai rodo, kad žmonės dar nežino, ar ne. Ir man atrodo, tas įvairių istorijų viešinimas irgi padeda ir prisideda, ar ne, prie to, kad žmonės gali atpažinti, nes istorijų yra labai įvairių. Mes negalime kalbėti, kad tai nutinka klubuose, taip, nutinka, bet tai nutinka ir namuose, tai nutinka ir su pažįstamais asmenim, su mažiau pažįstamais asmenim. Ir labai įvairiai, ir tų situacijų įvairovė irgi leidžia žmonėm atpažinti, empatizuoti, suprasti geriau situaciją, ar ne. Tai yra labai svarbu. Tai man atrodo, viešinimas ir kalbėjimas šitą temą, tai jau yra labai svarbi dalis. Turbūt tik tai gal atkreipčiau dėmesį, kad labai svarbu nerodyti asmens nukentėjusio kažkokių labai skirtinių duomenų, ar ne, kai galima atpažinti žmogų, kas dar traumatizuotų antrą kartą. Tai tokius dalykus reikia. Ar turėtumėm viešinti vietą, kur nutiko tai, sakyti, kad štai Vilniaus senamiestyje, ar turėtumėm sakyti, kad tokiame ir tokiame klube? Nežinau, kiek tai prisideda. Man atrodo, kad vėlgi turbūt svarbu, žinot, kaip yra. Pavyzdžiui, klubai ne visą laiką nori daryti kažką, kalbėti apie išprievartavimo narkotikus, nors jiems ir yra aktualu, bet dėl to, kad bijo, jog prilipsta etiketė, ar ne, kad jų vietoje vyksta. Vykti gali bet kur. Tai čia toks truputėlį pavojingas momentas, ar ne, nes norėtume, kad vis dėlto įsitrauktų į šitas prevencinės veiklas ar vykdytų jas, pripažintų, kad tokia problema egzistuoja ir jas spręstų. Bet kita vertus, jeigu mes kalbam ir minim kažkokią konkrečią vietą, tai ar tai reiškia, kad tai yra toj vietoj tik tai vyksta, greičiausia ne. Tai yra toks pavojus, ar ne truputėlį. Aš turbūt atsargiai kažkaip vertinčiau. Miglė, kaip jūs galvojat, ar jeigu būtų viešojoje erdvėje, internete, portaluose pasakyta, kad štai šiame konkrečiame Vilniaus klube įvyko toks atvejis, jūs neitumėte tą klubą? Aš manau, kad tai yra nesąmonė ir tiesiog aš labai, patvirtinu Redos nuomonę, nes aš manau, kad jis sako visiškai teisingai, nes tai nepriklauso nuo vietos. Kaip mes galim padaryti žalos, nes žurnalistai taip pat gali tai padaryti. Jūs sakėte, kad nereikėtų viešinti asmens konkretaus detalių, tai turbūt ir vardas, ir jo atvaizdas, ką ir mes šiandien darome, stengiamės apsaugoti tuos žmonės. Jūs esat girdėjusi apie atvejus, kai konkrečiai kalbant šioje temoje buvo padaryta žalos? Apie žalą. Žinot, sunku pamatuoti tą žalą iš tikrųjų, nes jeigu žmogus, tarkim, patiria antrinę traumą ar nepakartotinę, tai iš esmės irgi ar ne yra sunku ir žala. Kita vertus, jeigu tas pats žmogus nusprendė, kad gali ir nori pasidalinti, tai tada kaip ir, kaip čia pasakyti, tai yra sprendimas, asmeninis sprendimas. Negaliu pasakyti tokių istorijų, nes vėlgi apskritai tas istorijas surinkti yra sunku. Mes statistikos šiai dienai netgi neturim, ar ne, kad kalbėtume tiksliai, pasakytume, koks tai yra mastas, kaip tai vyksta, kaip tai vykdoma, kokios ten tiksliai medžiagos yra vartojamas. Jūs gali būti įvairių, galim kalbėti apie pagrindinės dažnai atsikartojančias, ar ne, bet tai yra, kai tai yra nusikaltimas, labai sunku, ar ne, taip bendrai pasakyti, kad tik taip gali būti ir ne kitaip. Tai ir tą pačią, ar ne, traumą, žalą pamatuoti, paskaičiuoti ir sužinoti irgi yra labai sunku, nes mes apie tai dar tik tai pradedam kalbėti. Kalbėti po vieną yra, man atrodo, labai sunku, bet jeigu tai darytumėm bendruomeniai, nes Lietuvoje turime 100 bylų, jūs sakote, mastas neaiškus, iš tiesų galėtų būti ir daugiau, bent 2 ar 3 kartus žmonių, kurie tai patiria, nes ne visi kreipiasi į policijos pareigūnus. Apie gėdos jausmą galėsime taip pat visai netrukus pakalbėti, kodėl turime tik tiek bylų, bet aš girdėjau Londone, yra kampanija, kur visos moteris ir ne tik moteris, kurios patiria ir vyrai taip pat, kurie tai yra patyrę, jie solidarizuojasi, jungiasi į bendrą kampaniją, net eina į gatves, eina į tuos pačius naktinius klubus ir ten galima sakyti, nors yra nepageidaujami, vis tiek bando kalbėti apie tai. Bando kalbėti, yra kampanijų, yra ir plakatai pakabinami, ar ne tualetuose, ten užsisakyti gėrimą. Tai nėra gal nacionalinės kampanijos, bet iš esmės yra, tarkim, ir Ispanijoje yra, ir galime kartais išgirsti ir per radiją, ar ne, kalbant šitą temą, atkreipiant dėmesį į pačią problemą, parodant, kad jinai yra, ar ne, kad neneigiant, kad jinai gali būti. Tai, man atrodo, yra pirmas žingsnis ir apie tai, tai yra labai svarbi dalis, ar ne, kuo mes daugiau kalbėsim, tuo daugiau žmonių sužinos.
Negaliu sakyti, kad bus atsargesni ar ne, bet vėlgi atpažins kažkokius tai, na, ar ne, pavyzdžiui, jeigu gėrimas yra kažkoks tai keistas, galbūt jeigu suleido kažkas vaistų, nes dabar jau galim kalbėti ir ne tik tai apie gėrimus, galim kalbėti ir apie suleidimą labai greitą, ar ne, jeigu yra apsvaigęs, na, ką daryti. Kartais tokie paprasti dalykai, ar ne, žingsniai surašyti, ką tau galima toje situacijoje arba ką reikėtų daryti, irgi padeda, nes tau nereikia galvoti, tu juos atsimeni. Ne? Tai, nu, kuo mes daugiau apie tai kalbėsim, kuo mes daugiau informacijos kursim, tuo turbūt bus saugiau, lengviau spręsti šitą problemą. Dar nesi mūsų bendruomenėje? Registruokis ir būki tas ar ta, kurie nušvies kartu su bendra.lt komanda tamsoje skendinčias temas. Kaip ir minėjau, ir jūs minėjote tai, kad bylų turime kelius šimtus per metus, mastai yra žymiai didesni. Ar gali būti čia, kad prisideda tas kaltės jausmas? Mes kalbėjome apie kaltę, bet tuo pačiu ir apie gėdą. Tai kartu, man atrodo, einantis dalykai. Na, kodėl žmonės nesikreipia, turbūt yra daug priežasčių, ne viena priežasčių. Taip, aukų kaltinimas, kaltė, gėda, pažeminimo jausmas, kontrolės praradimo jausmas, ar ne, tai visi tie dalykai, nenoras kartais atskleisti, nes jeigu tai padarė asmo, kurį tu pažįsti, nenori, kažkodėl tai vis tiek yra tas noras apsaugoti, netgi nusikaltėlį, neretai būna, jeigu jis yra pažįstamas asmo, tai tų priežasčių yra labai daug. Niekas nenori būti atmestas bendruomenės, patirti stigmą, ar ne, kad niekas nenori eiti per tą sudėtingą procesą, kaltinimo procesą, ar ne, kuris yra skaudus. Niekas nenori eiti ir per teisėsaugos procesą, kuris yra ilgas ir tam reikia, ar ne, ir įrodymų ir visa kita. Nu, tai yra daug priežasčių, dėl ko, sakykime, duomenų, statistika skiriasi nuo tyrimų, kurie rodo, kad seksualinį smurtą patiria gerokai didesnis kiekis žmonių. Čia gali būti labai įvairių priežasčių. Pakalbėkime ir apie tai, kas spręstų tokią problemą bent jau viešose vietose, nes labai sudėtinga kontroliuoti, kalbant, pavyzdžiui, apie Miglės atvejį, draugų namus, nes atrodo mūsų erdvė mes galime daryti, ką nori ir laisviau šiek tiek jaustis. O štai naktinio pasilinksminimo vietos, ar jos nenorėtų prisimti atsakomybės, ar jūs esate kalbėjusi su tokiomis vietomis? Nes atrodo, kad dabar keliaujantį, pavyzdžiui, naktinį klubą mes matome tik tais formalią veido kontrolę, jeigu tu ją atitinki, dažnai net ir formaliai nėra patikrinama, tu gali keliauti į naktinį klubą. Taip, bet ir kaip čia patikrinti, ar ne, kas tai padarys, mes neturim šiai dienai kažkokio portreto aiškaus, kas tai daro, tai gali daryti bet kas, ar ne. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, pasilinksminimo vietos, naktinio pasilinksminimo vietos tikrai galėtų skirti daugiau tam dėmesio, teko dalyvauti ir diskusijose, tai jos žino, tie žmonės žino apie problemą, nori ją spręsti, sako, kad kartais sprendžia ją ar ne vienose ar kitose vietose. Manau, kad visų pirma apie tai kalbėti, turbūt mokymai žmonėm dirbantiem ar ne, jeigu pastebi, kad kažkas tai vyksta ar ne, ką daryti, kokių priemonių imtis, kaip reaguoti, būtų labai svarbu, ar ne. Lygiai taip pat gali būti ir individualios kažkokios kampanijos ir iniciatyvos, kurių imasi klubas kažkoks tai ar kažkokia kita pasilinksminimo vieta. Žiūrėti į tai kūrybiškai ir saugoti savo pačių klientus, ar ne, nes aš asmeniškai tikrai eičiau į vietą, kur žinočiau, kad tenai stengiasi ir rūpinasi mano saugumu, ar ne, tai jausčiausi saugesnė ir man atrodo, aš į tokią vietą tikrai mieliau grįžčiau negu į tą, kur, nežinau. Tai man atrodo, čia turėtų turbūt daugiau dėmesio skirti ir galėtų dar daugiau dėmesio skirti rūpinti žmonėmis, kurie ateina. Pasilinksminimo vietose mes ir retai pakeliam galvą į viršų, bet ten iš tiesų yra ir filmavimo kameros, jos taip pat fiksuoja, kas vyksta, bet atrodo, kad tie lašintojai, jie labai puikiai supranta, kaip išvengti tų stebėjimo kamerų. Tai, pavyzdžiui, stebėjimo kamerų mes čia turbūt, turėtumėm nurašyti pačias stebėjimo kameras, kaip čia yra. Nežinau, žinokit, stebėjau kamerų, ką tiksliai galėčiau pasakyti. Galbūt tai labiau padėtų, tarkim, jau proceso, jeigu kreipiasi ar ne į teisėsaugą ir tyrimo metu, galbūt galime pamatyti, galime atpažinti ar ne, galbūt. Didžioji dalis niekada nesikreips, tai nepamirškim to ar ne, tai praktiškai nebebus labai svarbu. Man atrodo, kad labai svarbu yra vienas dalykas, kaip jau sakiau, ar ne, darbuotojų dirbančių ten, žinių, kvalifikacijos kelimas ir žinojimas, ką daryti. Kitas dalykas turbūt ir visuomenės įgalinimas. Ir čia galime kalbėti ir apie tą pačią stebėtojų intervenciją, ar ne, kai jeigu tu pastebi ir pamatai, kad kažkas tai vyksta, kad kažkas yra keisto, kad kažkas tai ne to, ar ne,
nueiti tiesiog prie baro ar ne, ar prie apsaugos, paklausti, pasakyti, pasiūlyti pagalbą, nebūtina šokti tiesiogiai prie kažkokios tai neiškios kompanijos žmonių ar ne, nes gali būti nejauku, bet galbūt galima paklausti, nežinau, merginos tos, ar tau viskas gerai, ar tau reikia pagalbos, gal tau iškviesti taksi, ar tu turi kam paskambinti, na ir panašiai, ar ne. Tai man atrodo, tos visuomenės įgalinimas čia irgi būtų labai svarbu ir turbūt veiktų labiau negu kameros. Kaip ir sakot, reikia kalbėti apie tai, nes aš kalbėjausi su keliais barmenais, kurie dirba Vilniaus naktiniuose klubuose ir jie sako, kad mes matome tuos atvejus. Taip. Bet mes turime dirbti savo darbą vieną. Antra, mes tai matome kiekvieną vakarą ir jeigu mes to užsiimtume, mes jau tikriausiai negalėtumėm pirmą atlikti savo to darbo. Nu va, čia yra sudėtinga, ar ne? Tai turbūt vėlgi klausimas tom pačiom organizacijom arba pasilinksmimo vietom, kiek joms svarbus saugumas, jų konkrečioje toje vietoje ar ne, ir ar pasiryžę investuoti į tai, tą patį saugumą, tai skirti laiko tiek informacijos kažkokio suteikimui, tiek žinių, ar ne, juk nebūtų sudėtinga prie to paties baro tiesiog pakabinti numerį, taksi, paklausti, ar tau viskas gerai, ar tau turi su kuo grįžti namo, ar ne. Nebūtų taip sudėtinga, aš nemanau, kad prarastų klientus dėl to. Miglė, kaip jūs galvojat, kas spręstų čia problemą? Mes užsiminėm apie tam tikras priemonės, ką dabar daro naktinio pasilinksminimo vietos, naktiniai klubai, pavyzdžiui, tai yra stebėjimo kameros, tai yra formali kontrolė. Panašu, kad tai nesprendžia problemos, nes kaip ir Reda sakė, kad mes nežinome portreto to žmogaus, ką reikėtų patikrinti, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai kas spręstų tą problemą? Aš manau, kad pirmiausiai problemą spręstų atsižvelgimas į save. Ir galbūt nepriėmimas kokteilių, kas yra dažnas atvejis, man atrodo. Man pačiai net yra taip tekę susidurti su pasiūlymu klube, bet aš manau, kad to tikrai reikėtų atsisakyti. O kitas dalykas, galbūt padėtų įdarbinimas papildomų žmonių ir kažkaip tos vietos apsaugojimas tiesiog, nes jeigu barmenai mato problemą ir jie nieko dėl to nedaro, nes jie turi daryti darbą, tai yra šiek tiek galbūt nežmoniška, tai yra tiesiog neteisinga. Nes dabar man kažkas nutinka klube ir kažkas mato, kad man yra blogai ir man nieks negali padėti. Truputį liūdna. Jie sako, kad labai daug yra atvejų tokių pasitaikančių kas naktį ir sako, įsivaizduokite mus šitoje vietoje, mes turime dirbti savo darbą, matome tikrai ištisas merginas, kurios patiria lašintojų prievartą ir sako, čia reikia papildomų žmonių, čia reikia tų pačių naktinių klubų, organizatorių vaidmens didesnio, kad būtų papildomi galbūt žmonės, tie patys apsaugos darbuotojai, kurie įleidžia į naktinį klubą, gal jie galėtų čia stebėti, kas vyksta. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, tai įsivaizduokite, jeigu kiekvieną naktį bent po vieną merginą taip nutinka. Tai yra tiesiog baisu. Ar apsauginiai galėtų čia padėti, Reda, kaip galvojat? Ne tik įleisti, kontroliuoti, kas užeina ir išeina, bet ir patalpose viduje stebėti įtartinus asmenis. Vėlgi, mes nežinom to portreto, kaip minėjot. Manau, kad tikrai taip, galėtų būti viena iš funkcijų, kodėlgi ne. Nemanau, kad čia reikia kažkokios super specializacijos ar labai superinių žinių, tiesiog prieiti ir paklausti, ar tau viskas gerai. Ar ne, ar tau reikia pagalbos, kaip sakiau, ar tu turi su kuo grįžti, ar tu turi kam paskambinti, ar tave vargina šitas asmuo, nežinau, kuris yra šalia. Tiesiog, ar ne, paklausti, pasiteirauti, man atrodo, čia net nereikia nei žinių kažkokių, nei labai laiko sutaupys ar kažkaip tai, nežinau. Man atrodo, kad tai būtų svarbu ir tikrai galėtų būti ir padėti iš tikrųjų žmonėm realiai, ar ne, kurie patiria vėliau seksualinį smurtą. Norint užkardyti šitą problemą, Seime čia gimė patys įvairiausi pasiūlymai ir dažniausiai kalbant apie bausmes tiems žmonėms, kurie taip elgesi, nors kaip ir minėjome, turime tik kelis šimtus bylų, tai galime turbūt kalbėti apie dar mažiau lašintojų, nes dažniausiai ta pati byla yra susijusi ir su keliais asmenimis. Tai kaip jūs galvojate, ar tos didesnės baudos, griežtesnės bausmės padėtų išspręsti čia gal problemą? Vienas iš dalykų tai turbūt, ar ne, parodyti, kad mes rimtai žiūrime į tokius nusikaltimus. Tai galėtų būti, aš nemanau, kad tikrai apsaugos, nes didžioji dalis, kaip mes jau kalbam, ar ne, tiesiog niekas apie tai nesužino. Tai čia yra tikrai problema didelė, man atrodo, reikia ir ne tik tai kalbėti apie tai, ne tik tai didinti bausmes, bet iš esmės ar ne ir didinti tą efektyvumą, pagalbos efektyvumą, galvoti, kaip padėti tiem žmonėm. Dirbti su nuostatomis, kas yra labai sudėtinga, bet mes jau kalbėjome apie aukų kaltinimą ir tai yra viena iš priežasčių, dėl ko nesikreipia pagalbos patyrę nusikaltimą žmonės.
Tai labai svarbu ir apie tai kalbėti, keisti nuostatas ir kad žmonės jaustųsi saugiai apie tai kalbėti ir pasakoti, dalintis ir sulauktų tinkamos ir adekvačios pagalbos. Apie pagalbą galim dabar ir užsiminti, nes kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje dabar pradėjo nuo šių metų dirbti smurto prevencijos koordinatoriai, tokia skambi specialybė ir čia Vilniaus savivaldybė tikrai taip pat didėjo daug pastangų, kad būtų pirmiausia visuomenė žinotų apie tokius smurto prevencijos koordinatorius, nes iš tiesų, kai paklausi gatvėje, tai retas gali pasakyti, kad toks egzistuoja, bet vėlgi toks koordinatorius dirba ne su pačia problema, tie lašintojai niekur nedings, kovosime tik su pasiekmėmis, su tomis aukomis ir jų patirtomis emocijomis, išgyvenimais. Žinot, aš galvoju, kad bet kokia pagalba ir noras padėti yra gerai, tai yra procesas, ar ne, ir žiūrim, kas veikia, kas neveikia, tai turbūt jeigu dar yra vienas žmogus, kuris nori teikti pagalbą ir gali teikti pagalbą ir jie teiks adekvačiai ir kokybiškai, kodėlgi ne, ar ne, tai yra viskas gerai. Negaliu komentuoti, kiek tai veikia, ar kiek tai veiks kol kas, ar nepamatysim, bet, kaip sakau, pagalbos, bet koks noras padėti yra gerai, bet kokiu atveju prevencija irgi yra būtinas dalykas, nes be prevencijos, ar ne, mes galime apsaugoti tuos žmonės, vienaip ar kitaip, užkirsti kelią nusikaltimam, užkirsti kelią traumai, kančiai, kaltei, baimiai, gėdai ir panašiai. Tai, man atrodo, čia irgi reikėtų investuoti ir, kaip mes sakėm, ar nekalbėti apie pačią problemą, įgalinti žmonės, įgalinti tas vietas, bendruomenės, organizacijas, kurios yra ir sukasi toje srityje, ir tokiu būdu mažinti nusikaltimų skaičių. Migle, ar buvo lengva, paprasta gauti pagalbą, kalbant ir konkrečiai apie terapeutą, apie kurį užsiminėt šioje tinklalaidėje taip pat? Aš pagalbos niekur nesikreipiau, tik tiek, kad man padėjo emociškai mano šeima ir draugai, nes aš tiesiog jaučiausi labai silpna ir nepajėgi daryti nieko. Kitas dalykas, tai labai didelis nesaugumo jausmas. Tai tu realiai negali pasitikėti, atrodo, niekuo, nes tai yra artima aplinka tavo draugas. Kas galėtų sukurti tą saugumo jausmą? Kalbėjome su Reda apie bausmes. Seimo nariai svarsto, kad reikėtų turėti jas griežtesnės. Ar jūsų draugas būtų pamokytas, jeigu jis gautų adekvačią bausmę už tai, ką padarė? Aš šiai dienai labai gailiuosi, kad nenuėjau pasidaryti tyrimų ir dar iki šios dienos nežinau, nei kokie man narkotikai buvo įlašinti, nei kas man buvo nutikę, nes aš iš tiesų kitą dieną praradinėjau sąmonę. Tiesiog, net gal ne kitą dieną, porą dienų. Tai taip, aš manau, kad aš turėjau nueiti, turėjau parašyti galbūt ir pareiškimą ir aš manau, kad tas žmogus turėjo susilaukti savo bausmės, tačiau jisai dabar tiesiog gyvena savo gyvenimą. Toks mąstymas, kad reikėtų imtis kažkokių veiksmų, jis ateina po tam tikro laiko. Reiškia, kai jau galva tampa blaivi ir tikrai ne nuo alkoholio aš kalbu, bet blaivi nuo tų minčių, kas įvyko, kai tu gali turbūt vėliau įvertinti situaciją, kas atsitiko tą naktį. Faktas. Ir aš tikrai labai noriu paskatinti, kad imtis veiksmų reikia iš karto, nes tai yra tiesiog tavo erdvės ir tavo kūno pažeidimas. Tiesiog taip elgtis yra ne... Aš gal tiesiog dar papildyčiau, ar ne, kad nors ir reikėtų turbūt skatinti, ar ne, kad kreiptųsi pagalbos, nes nebaudžiamumas, kaip ir nepamoko žmogaus ir jis gali ir yra linkęs galbūt kartoti ir nenusikaltimą, nes jokių pasiekmių nepatyrė dėl to. Iš kitos pusės žmonės patyrę nusikaltimą tikrai kreipiasi tada, kada gali. Ir negalim kaltinti aukos, kodėl tu nepraneši anksčiau, kodėl tu matyt buvo priežastis, ar ne? Ir mes niekada negalim tokio klausimo užduoti, nes tai iš esmės yra aukų kaltinimo klausimas. Žmogus patyręs nusikaltimą kreipiasi ir eina pagalbos link tada, kada ateina laikas, ar ne? Tai yra labai svarbu, žinot, norėjau tiesiog akcentų. Tai reziumuojant mūsų pokalbio pabaigai, kaip jūs galvojate, ar Lietuva išspręs šitą problemą ir jeigu taip, kada tai galėtų atsitikti, nes jau paminėjom, ką galim padaryti tiek mes, žurnalistų bendruomenė, tiek tie patys policijos pareigūnai, politikai, tiek nevyriausybinės organizacijos. Manau, kad darom, ką galim, bet manau, kad galėtume daryti daugiau turbūt. Ar išspręsti problemą pavyks, negatyviai nuskambės, bet labai abejoju, nes tai yra procesas, ar ne 100% jokia problema dar turbūt nebuvo išspręsta niekur, kalbant apie nusikalstamumą. Bet mes galim prisidėti prie mažinimo tikrai.
Tai tikiu ar ne, tikiu prevenciją, dėl to ją ir vykdau. Manau, kad mes galim keisti situaciją, bet išspręsti turbūt 100% ir panaikinti tokio pabudžio nusikaltimus būtų sudėtinga. Ačiū už pokalbį abiems pašnekovėms ir ačiū už tai, ką darote, nes kai kalbame, tikriausiai galime tikėtis, kad bent vienas žmogus, kuris klauso šitos tinklalaidės, žinos, kaip elgtis tokioje situacijoje ir galbūt mes jį padrasinsim šiandien, galbūt ne šiandien, kaip sakot, galbūt rytoj ar po savaitės ar po mėnesio kreiptis pagalbos, kalbėti apie tai ir spręsti šitą problemą Lietuvoje. Tai dar kartą dėkoju Jums už pokalbį. Miglė šiandien kartu su mumis buvo, kuri patyrė lašintojo pinkles. Ačiū labai už pokalbį, už pasidalintą istoriją. Ačiū Jums. Ir taip pat Reda Jurelevičiūtė, asociacijos lygiai vadovė ir ribologijos bendrai įkūrėja. Ačiū labai. Ačiū už tai, ką darote ir visus kviečiu skaityti, žiūrėti ir klausyti bendra.lt įtraukiosios žurnalistikos platformos Lietuvoje.